Labą dieną dar kartą, mano vardas Svaras. Su ledo rituliu aš susidūriau ne taip ir senai savo gyvenime ir dėl to labai apgailestauju, bet iš kitos pusės, jeigu su ledo rituliu būčiau susidūręs tada, kai susidūrė štai šitie jaunuoliai, kurie sėdi prie mūsų, arba jaunuoliai, kurie laksto čia po areną, arba dar jaunuoliai, kurios galima pamatyti Akropolyje treniruojantis, visai jaunuoliai, tokie visai, tai greičiausiai aš nebūčiau Svaras ir nebūčiau susidūręs su repu, nes greičiausiai savo gyvenimą būčiau paskyręs ledo rituliui, nes tai yra geriausia, kas ištiko mane gyvenime, apart savo namų, aišku. Tai va, bet sporto prasme, tai yra geriausia, ką aš veikiu po šiai dienai ir visą savo laisvalaikį, kurį aš dalindavau ant įvairių sportų ir įvairių veiklų, dabar skiriu tik tai vienam ledo rituliui ir esu dėl to visiškai patenkintas ir nelašo dėl to nesigailiu. Ir dar labai džiugu, kad pas mus komandoje, mūsų komanda vadinasi Hockey Punks, žaidžia ir merginos, štai Vaida yra, nežinau, visų komandos merginų kapitonė. Ir tokią mažą paslaptį išduosiu, jeigu kada nors jum merginos, kurios dabar čia sėdė arba kurios išgirs apie tai, ką mes kalbam, jeigu jum kad nors gyvenime kas nors pasiūlys žaisti ledo ritulį, nedvėjodamos tai darykit, nes žinokit, kad pirmoji Lietuvos turbūt merginų komanda automatiškai taps Lietuvos nacionalinė moterų rinktinė. Vyrų žaidimas subalansuota vyram, bet tinka ir moterim. Taip kad Vaida, prašau prisistatyk gal porą žodžių. Labą dieną, aš Vaida. Pati išbandžiau šitą sporto šaką ir tikrai tai nėra kažkas baisiai agresyvaus. Sporto merginų ledo ritulys pasaulyje labai stipriai didėja susidomėjimas jo. Įvairios programos yra tam skiriamos būtent merginų integracijai į ledo ritulį. Ir vėlgi medicina įrodė, kad tai tikrai nėra traumų sporto šaka, kaip kartais tai gali būti nupešta visuomeniai. Tai yra, sporto šaka yra vidutinė pagal traumų skaičių. Lietuvos nacionalinė ledo ritulio lyga padarė jau didžiulį darbą, jau kelintą sezoną nuo lokalios mažos lygos pavirsta didžiulių čempionatų, yra begalės komandų, šiais metais tikimės dar visokiausių naujovių. Ir norisi tikėti, net nereikia iš tikrųjų tikėti, nes visi žmonės, kurie ateina pažiūrėti ledo ritulį gyvai, yra vienintelė turbūt problema – atvesti žmonės, pamatyti ledo ritulį gyvai. Jeigu jie ateina ir padaro tai gyvai, sekančias rungtynes dažniausiai jų kviesti nebereikia.